Sveiki, draugai, naujausia informacija. Tai vis dėlto vyksta dialogas su vaikų teisėm. Tikrai visuomenės spaudimas padėjo, tikrai jau jie ten, žinokit, pradėjo viduriuoti, nes patys pamatė, kokių absurdiškų dalykų pridarė ir kaip jie išplėšė neišnešiotą lėliuką iš mamos. Dabar kas yra momentas? Dar dėl tų namų nėra kada laiko aiškintis, žodžiu, momentas toks. Gal kas Klaipėdoj galite kuriam laikui priimti tą mamą, duoti į kambariuką ar kažką tai. Nes tiesiog, sakau, ten pripažino tas tėvas, tipo, jau ten kelia grėsmę, tai tipo tas tėvas, tas biologinis tėvas, jau ir mamai kelia grėsmę. Tai žodžiu, kad baigti visus ginčus ir vaikų teisės sutinka atiduoti tą kaip ir vaiką, bet žodžiu ne į namus, kad neduok dievė tėvas, kad nepasirodytų. Tėvas sako, gerai, velniop jūs, gerai, tegu negrįžinai namo, tegu kažkur tai su to vaiku kitur. Gal kas galit laikinai suteikti gyvenamą plotą tai mamai, aišku, reikės atitinkami kažkokius dokumentus pasirašyti ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau, nes mama net nesijaučia gerai. Jei suprantat, jinai įsivaizduokit, koks stresas, ten stogas gali nuvažiuoti. Įsivaizduokit, tik pagimdėt ir iš jūsų atima vaiką ligoniniai. Tai labai reikalinga jūsų pagalba ir kuo greičiau šitam reikalui. Parašykit komentaruose, kas galit suteikti būtent iš Klaipėdos. Ar kambariuką, gal namą didelį turit, gal kokį butą turit nenaudojamą, dar kažką, kad ta mama galėtų ten kuriam laikui apsigyventi, kol išspręsim visus šitus klausimus. O čia patikėkit, aš manau ir asmeniškai sudalyvausiu ir ten tą butą apžiūrėsim ir su to tėvu pasikalbėsim ir man atrodo, čia tas vaikų teisės mes pastatysim į vietą. Nes jie jau suprato, kad čia yra peržengtos ribos, nes man jau prisiuntė ir vaizdo įrašų, kaip žmonės skambina ir tiesiog sako, klausykit, gal mum atvažiuoti į tas vaikų teisės. Net emigrantai iš užsienio, iš Anglijos skambina ir sako, nešime su jais visais čia už tokius cirkus. Nes tai, ką jie padarė, tai yra baisu. Bet dabar, kaip visada, viskam reikalingas dialogas ir pokalbis. Tai iš esmės vaikų teisės sutinka, dar kartą pakartosiu, tą atiduoti lėliuką, bet tipo ne į namus. Gal kas galit? Kuo skubiau, rašykit komentaruose, kas galit suteikti pastogę pagalbą Klaipėdoj. Tėvai, mama, tėvas paskaitys komentarus po šitų postų ir su jumis susisieks jau tiesiogiai. Būtinai tą reikia padaryti kuo skubiau ir kuo greičiau ir, žodžiu, veikime toliau. O sakau, tėvai, tėvas, motina susisieks. Apie vaiką pasakysiu tiek, dar vaiko tėvai, mano žiniomis, nematė, kas vaiką maitina tą neišnešiotuką. Cheminiai mišinukai, kas daugiau. Tai va, kuo greičiau rašykit komentaruose, kas galit padėti Klaipėdoj suteikti kambariuką, kad jinai galėtų kuriam laikui apsigyventi. Iki.